Tenisas toks yra psichologiškai sunkus sportas, kad vienam išvažinėti po visą pasaulį non-stop, ne tik galvoti apie savo žaidimą, bet ir galvoti, kaip aš nusipirksiu bilietus, kaip nukeliausiu ten, kaip ten nusigabensiu. Tiesiog yra psichologiškai tikrai sunku. Daktarai pasakė padaryti patraukėlę, tai tada mano gyvenimas atrodo sugriuvo. Ten visiems sakiau, kaip aš nekenčiu teniso. Per visą savo tą teniso gyvenimą labai perėjau daug ir psichologiškai turėjau tvarkytis, ir emociškai, ir fiziškai. Tai kartais tikrai mano kūnas būdavo labai sunkios situacijose. Tiesiog neįsivaizdavau, kuria linkme eiti. Tenisas nesisekė, pinigų nėra. Kaip irgi jaunai atrodo, viską tėvai moka, kaip čia jiem atlyginti. Aš šiaip visą gyvenimą sakiau, jeigu žmonės klausdavo, o tai po teniso, kaip kas, sakau, ne, tai tikrai ne trenerė.